Aš esu Eglė, pavardė mano Kižaitė ir turbūt kalbu čia dėl to, kad Keistuoliuose bus pristatytas mano spektaklis Atleisk jiems, jie nežino, ką daro, ir aš esu šito spektaklio režisierė. Rodėm Druskininkų festivalį, kur beje laimėjom žiūrovų simpatijų prizą ir tai buvo žiauriai faina dėl to, kad būtent žiūrovam ir yra daroma šitas spektaklis ir galvojom, kad tai yra paskutinis kartas, kada rodom. Nes baigėsi akademija, baigėsi tie laikai ir tie spektakliai lyg ir akademijos užduotis ir kažkas tai tokio. Ir buvo žiauriai faina, kai dėstytojas Aidas Giniotis, režisierius, tiesiog kaip ir paklausė, ar norit. Tai aišku, kad norim. Tai va taip ir atėjo iki teatro scenos. Spektaklyje keliami pagrindiniai 4 klausimai. Pirmas klausimas būtų, kaip dėl meilės pametama galva. Antras klausimas, kaip Viešpaties soduose dingstama be žinios. Trečias klausimas, kas geriau, ar vyras statinėje, ar statinė vyras. Ir ketvirtas klausimas, kaip iš ožio paversti žmogų. Pats Bokačius yra sakęs, kad reikia džiaugtis ir linksmintis, o pabaigoje spektaklyje pats Manto pasakotojas Dionėjas sako, kad o jūs žavingosios damos su Amūro malone gyvenkit džiaugsmingai. Tai iš esmės žinutė yra tokia, mylėkit, džiaukitės Amūro teikiamais malonumais ir tai bus džiaugsmingas gyvenimas. Aš esu Mantas Zemleckas, aktorius. Spektaklio Atleisk jiems nežino, ką daro vienas iš 3 pasakotojų. Vienas iš 2 vaidmenų, kurie nesikeitė per visą spektaklio kūrimo procesą nuo pat 2 kurso berods. Ir taip pat labai garsios žinomos grupės Kamanių šilelis įkūrėjas ir idėjinis vienas iš lyderių. Čia yra vienas pagrindinių pasakotojų, Dionėjas, kuris praktiškai veda visą spektaklį, jo ritmą ir taip pat ir visą muzikinę dalį. Tai mes iš esmės atsispyrėm nuo kažkokio tais viduramžių ir renesanso laikotarpio būtent, kadangi veiksmas vyksta kaip ir Italijoje, tai iš karto mandolina atėjo kaip pirmas toks galbūt vedantis instrumentas, tada po to atsirado pikolio fleitutė, dudelė liaudiškai kitaip sakant, ir tamburinas, tokie ganėtinai charakteringi tam laikotarpio instrumentai ir mes juos visus turėjom ir visais jais daug maž mokėjom grot. Taip atsirado tas pagrindas, būtent 3 muzikantų muzikinis.